Sveikas gyvas, mielas žiūrovė, su tavimi sveikinasi autogidas Andrius Janušauskas, ekstremalaus sporto komentatorius, šiaip fanas žmogus ir parodysiu, kas vyksta Šiauliuose būtent šį savaitgalį. Šeštadienį ir sekmadienį. Šį savaitgalį vyksta Street ir Semi-Pro lygos drifto pirmasis etapas. Pasižiūrėsime, kas vyksta įdomiausiai ir kas atsuks gazos sklendę rūgščiausiai. Nu, o taip pat aš norėčiau papasakoti jums, kad žiūrėkite video iki galo ir sužinosite, kas yra drifterių žargonų sraigė. Taip pat galėsite laimėti prizų ir be abejo būkite aktyvūs komentarų skiltyje. Drifteriai jau pabudino ir išpakuoja savo gyvulius iš po žiemos miego. Pažiūrėsim, kaip jie pasitinka pavasarį. Labas. Sveiki. Kas turi didžiausią sraigę? Nežinau. Pas ką didžiausias? Kol kas pasirytį. Pasrytė? Kokio diametro? Niekas nesakė, čia bus nepatogus klausimai. Čia geresni narkotikai negu ratai. Važiuojam toliau. Kas turi didžiausią sraigę? Manau, Kuncaitis gal? Kas toks? Kuncaitis? Kuncaitis turi didžiausią sraigę? Manau. Kokio diametro? Nežinau, žinok, nepasakysiu tikrai. Didžiulė tokia, ne? Jo. Šiuose varžybose tai gal kol kas erzina tai, kad danga, asfalto danga nėra labai pastovi, tarpai šlapia, tarpai sausa ir nėra pastovaus tokio važiavimo, bet manau, kad su laiku pradžius ir viskas bus gerai. Žodžiu, pradėjai kaltinti dievulį, nesi religingas, ne? Religingas, bet nu... Ką darysi? Ką darysi? Iš visų bachūrų, kas turi didžiausią sraigę? Čia visam šitam padėkė. Aš dabar nežinau net. Bet žinot, kas yra sraigė, ne? Jo, turbina. Nu va, o jūs gal nežinojat. Jeigu jūsų gyvenimas būtų automobilis, koks tai modelis būtų ir kodėl? Nesenas GTR Tram 4. Nu, kokia išranki, šaunuolė. Ačiū tau, Ieva. Gerų varžybų, mes važiuojam toliau. Čia nėra tokio dalyko. Kalbam su Kristupu. Kristupai, kodėl tu nesiskuti? Neturiu peliukų. Maladėts. Bravo. Kas turi didžiausią sraigę, kaip tu galvoji? Gal čirba? Čirba? Nu, tas didelę sraigę turi. Beje, jeigu tavo gyvenimas būtų automobilis, nu koks modelis būtų ir kodėl? Kregždė. Kregždė? Nes kai apsiniaukia, žemai skrenda, ne? Taip. Ok. Kas labiausiai tave erzina? Jinai? A ne? Ne, juokauju. Šiandien tai labiausiai nervuoja LASFO reglamentas, kur yra parašyti dalykai, bet realybėje kitaip viskas. Linkėjimai Lietuvos automobilių sporto federacijai. Ačiū tau. Reikia ten pataisimų tikrai. Pataisimų reikia, pasak Kristupo, reikia pataisimų. Gerai, ačiū tau. Šaunuolis, pasimatysim trasą. O tuo tarpu, kol drifteriai klausosi savo instruktažo pas teisėjus, drifto pilotų merginos irgi turi ką veikti. Šmutkių parduotuvė ir mugė. Labas, Lijana. Ar galėtumėt pasakyti, kas yra driftas? Driftas tai yra užsiėmimas, kuomet važinėjai automobiliu trasoje, lenktyniauji. Stasė, ar žinot, kas yra driftas? Nežinau. O kaip įsivaizduojat, ką veikia tie automobiliai lauke? Oi, aš jais nesidomiu. O ko jūs domitės tada? Oi, čia jau praeitis. Tai geros dabarties ir ateities. Ačiū labai. Kas yra driftas?
Driftas tai kažkokie veiksmai atliekami su elektroninė mašinėlė. O ką veikia tos didesnės mašinėlės prie Šiaulių arenos? Žinokit, nemačiau, atvažiavau čia prekiauti. Einam pasidaryti, čia dar ir RC driftas vyksta. Antanas Paviljonis, Vilniaus Sliders atstovas. Antanai, kas čia vyksta? Sumažinta drifto versija. Realiai mašinos važinėja 1:10 mastelio, tai yra 10 kartų mažesnis negu tikrosios. Ir bandom atkartoti realiai viską tą patį, ką ir su originalios mašinos, tik trasa kitokia, bet visos zonos tos pačios. Stilius irgi turi būti tas pats, kvalifikacija, tandemai, poriniai važiavimai ir galiausiai išrinksi vieną geriausią. Mažesnė tikrojo drifto versija. Kiek tokie žaislai kainuoja? Pradinis biudžetas maždaug 700 eurų. 700 eurų. Tai visai nebloga RC mašinytė išeina. Čia realiai yra biudžetinė. Normali mašina yra 4000 eurų. Tai mes matau, kad tikrai turime labai fantastiškų gražuolių, kurie valdosi tikrai kaip tikri drifto bolidai. Tai koks yra brangiausias jūsų eksponatas? Pas mus realiai yra James Deano kopija tikriausiai šito, kuri važiuoja į startą. Tai čia jau viena iš brangesnių bus, tai virš 2000 turėtų būti. Evaldai, man čia nejauku. Gal grįžtam prie mašinų? Geresnio kandidato paaiškinti savo močiutį, kas yra driftas, aš neradau, todėl pasitelkiau Norbę. Sveikas, gyvas. Labas. Paaiškink mano seneliam, kas yra driftas, nes aš dažnai jiems pasakoju apie tai, bet jie, dar iki galo nesupranta, tai tu esi puikus kandidatas paaiškinti, kas yra driftas, savais žodžiais. Tai labai paprastai, kur tie chuliganai buvo gatviai, dabar subrendo, suaugo ir visų tuo reikalu užsiema legaliai, trasose, aikštelėse, renginiuose ir taip toliau. Žodžiu, ir pagal tam tikras taisyklės. Kur pats ieškai automobilių? Nes žinau, kad tu tikrai mėgsti juos įsigyti, mėgsti ir parduoti, mėgsti juos tuninguoti, mėgsti iš jų kažką padaryti įdomaus. Faktas, stengiasi visus galus išieškoti ir autogidas.lt tikrai padeda. Ir ne tik automobilių ieškai randi, o, pavyzdžiui, ratlankių. Nes šiandien atvažiavau su tokia slyva ant 22 colių ratų, tai faktas iš autogido. Ok. Aš beje savo projektą, kurį turiu jau 9 metus, irgi radau autogide. Su jumis Norbertas, sekite jį Instagrame, Facebook'e, YouTube'e ir visur kitur. Kas turi didžiausią sraigę? Man čia neatsakysiu aš tau šitą klausimą. Dėl to, kad nežinau. Nežinai, ne? Kas pas tave beje? 2.8 plyta. Plyta? Taip. Labai gerai. Standartas ar kažką pridėjęs rankyčių? Tik mapintas kompas ir viskas. Daugiau nieko. Ir suteikia pasitikėjimą, iškart mapintas kompas. Ramūnai, tu šitam visam veikale esi retas paukštis. Kodėl tu taip nusprendei išsiskirti iš visų? Tai turbūt ir atsakėte į savo klausimą, pasakydamas, kad retas esu. Kertinumas tiesiog. Ar ne? Tiesiog BMW nepatinka ar tiesiog norėjai išsiskirti? Šiek tiek prijaučiantis esu Mercedesams, tikriausiai dėl to buvo planas važiuoti būtent su Mercedesu. Kas pas tave įdėta? Tiesiog originalus M111 2 litrų kompresorinis variklis. Čia Mercedeso? Jo, būtent šito Mercedeso, šiek tiek yra patobulintas ir viskas. Pas ką didžiausias sraigė, kaip tu galvoji? Visoje šitoje drifto gyvulių mugėje?
Greičiausiai, kad pasirtų komanda. Ir ta? Jeigu tavo gyvenimas būtų kaip automobilis, koks tai būtų? Mercedes-Benz. O modelis? 124. Aš tai nesigaudau tose skaičiuose, žinok, man... Dizelis su didelė sraigė. Okay, jau į tą pusę įsivaizduoju. Aš manau, kad išskirtinumas šiandien laimės, viskas tvarkoja, Mercedeso vairuotojai. Jeigu nori patirti šonaslydį, geriausia atvykti į tokį renginį ir eiti susitarti dėl drift taksi paslaugos. Prieini prie piloto, sakai, aš noriu būti tavo kompanijų trasoje, siūlai savo kainą, stovi kaip ant turgaus, jie pasiūlo savo kainą, tu pasiūlai savo, gauni šalmą ir galiausiai važiuoji. Ar verta, ar apsimoka, sužinosi kaip tik dabar. Už kiek galima pavažiuoti su tavim? Nežinau, kiek ratų norit. O ne? Kiek vienas ratas kainuoja? Kiek pačiam kainuoja, tarkim, išlaidos? Kiek pačiam kainuotų? Nežinau, žinokit, dabar aš tik pirms mano normalus važiavimas, pirmas varžybos. Aš tada su tam nevažiuoju, nes bijau dėl savo gyvybės. Gerai, už 15 eurų pravežtum 8 ratus. Neapsimoka, ne? Nelabai. Gerai. O jeigu būčiau tavo švogeris, pavežtum? Gerai, varom. Labą dieną. Trumpai atėjom ant turgaus pasiderėti, jei jau galima. Andrius? Giedrius? Jie pavardė? Samuilis. Labai gerai. Giedriu, atėjom pasiderėti dėl drift taksi. Paveši? Jūs ar ką? Mane. Šiandieną tai manau, kad ne. Pala. O kodėl? Ne, šiandieną treniruotė vyksta varžybas. Vakar turėjot atvykti. Žinokit, jūs galit. Mane tik. Jūs tik galite. Taip, kiek kainuoja daugmaž pavažiavimas toks? Čia nuo kiekvieno sportininko skirtingai. Vakar vežiojot, ar ne? Jo, vakar vežiojau, tai aš ėmiau 30 eurų visą važiavimą 20 minučių, kad man nereikėtų keleivių, tiesiog... Keiteliot. Jo, nes kad daugiau treniruočių turėčiau. Pas ką didžiausias sraigiai? Žinau, neįsivaizduoju dabar. Reikia klaust, pas ką didesni. Šioj vietoj. Pašniukštinėt reikėtų, ne? Reikėtų, tikrai reikėtų, žinokit, įdomus klausimas. Pas ką šiaip galvoja didžiausi šansai šiandien laimėti? Tai turbūt pas mane. Maladėts. Remigijau, paveši mane? Taip, tikrai, prašom. Už kiek pinigų? Už ačiū šį kartą. Eik, tu saugai, važiuojam, seneliumai, važiuojam. Buvo šiek tiek šaltoka, tačiau šampanas liejosi laisvai. Ponios ir ponai, ketvirtukas Street lygos pirmajame etape. Marijus Mikelis, Gytis Vizgirda, Erikas Jurkus ir pirmoji vieta priklauso Nedui Bieliauskui. Fantastiškas
fantastiškas drifto renginys, daug įvairiausių emocijų, aš net dar nesugebu visų galiausiai suvirškinti. O mes pasimatysime jau visai netrukus kitame epizode. Rašykite komentaruose, kas yra sraigė, kur didžiausią tokią matėte. Jeigu parašysite įdomų komentarą, mes tikrai pažadėm jums dovanų iš autogido.lt. Su jumis autogidas Andrius Janušauskas. Čiau!